Nu, kai visi varo su kedais arba su pilnu bakais, tik mes abudu kaip trenkti. Gerai, kad nesu flip-flopsais. Sveiki, kadangi vėl turim ilgą savaitgalį, stengsimės jį išnaudoti ne ant sofos, ne ant lovos, ne namų buity, o vėl judam į kalnus. Šį kartą, kadangi ilgasis savaitgalis per žolinės ir Lenkai taip pat stipriai švenčia, tai Lenkiją aplenkiam ir judam į Slovakiją. Ir ten. Tadienį po darbų ir su trumpu stabtelėjimu mes jau Slovakijoje. Turim apie 3 valandas dienos, atvykom į kažkokį tai tarpeklį ir bandysim išnaudoti čia dienos dalį. Gerai čia eit, gaivu, nėra karščio, nors lauke vis 2-5. Čia vėsu ir gaivu. Tiltelis nei saugesnių jau nėra vieno rasto. Kadangi nemokamas įėjimas, tai nereikia tikėtis. Не виходимо. Nebloga vietelė. Bandysim išnaudoti kiekvieną minutę kalnuose, taip, Lukai? Bet panašu, kad ne mes vieni su basankėm kalnuose. Bet mums tai nieko naujo. Kaip iš lėto palengva bėga nuo kalnų vanduo. Tyras, skaidrus, šaltas. Čia dėt? Ar čia? Čia. Gerai. Aš galiu tiesiai brėsti. Netelpa. Biškį netelpa, ne? Viskas okei, tik kaip kuprinė stringa. Oh yeah. Oh yeah. Eina sau. Chebrytė. Nebijai, Lukai, lipt? Ar nebijot lipt? Nežiūrėk į apačią, tai tikrai nebijot. Ir labai, Lukai, nebėk, nes šitie metalai gali būti irgi truputį slidoti.
Kaip? Ne. Geras, mes toj būsim viršuj kažkur. Beveik pats viršus. Kažin, čia praėjus, ką matysim. Kažkur tas vanduo bėga. O po šitokių vaizdų, kai užsimanai skanaus, tai sustok ir atsigerk šalto bei gaivaus vandens. Visai. Ko susiraukęs drakonas? Ne drakonas. Prasuksim kelis kilometrus žygelį ir reikia drožti, nes laiko kelio dar daug. Iki viešbučio 2,5 valandos, o dar norim kaip ir užsukti. Skubam. Bet geras haikas, ar ne, Lukai? Nesitikėjau tokio, visai gražus. Prie upės šaltinio. Nėra labai sudėtingas, tikrai. Daug žmonių su vaikais. Nemokama, tik parkingas mokamas. Gal paklaidžiais galima rasti. Nemokamai kažkur pasistatyti. Ar šiek tiek toliau. Bet mes, kadangi laiko ribotai, tai metėm į mokamą parkingą. Žvėrį. Bet tai privalumas avalynės. Einu kur nori. Žmonių. Tai įsivaizduokit, kiek yra Lenkijoje šiandien dienai. Porą valandų pasivaikščiojom. Dabar judėsim toliau link nakvynės vietos. Atvarėm prie terminės versmės. Žmonių baisiai daug, nors jau ir vakaras vėlu. Bet kadangi nemokama, tik parkingas mokamas, tai košė žmonių. Šiaip visai nieko, bet galbūt naktį, kai nėra žmonių, tai ir faina. Pabūt. 32 laipsnių šilumos. Vanduo.
ką, dabar judėsim į nakvynės vietą, į Papradą. Šaltas vanduo? Kiek tau turi būti šilumos vanduo? 40. Nice. Tai šalko, hebra? Ką, judam? Ne. Ne.